Jau jie žino, kas Čepajevas yra, jie žino, kas Petka yra. O kodėl iš lietuviškų filmų, serialų, realybės šou, šokių dešimtukų negimsta jokie anekdotai? Tai gimsta jie, bet jie tokie, kaip aš vadinu, tas humoro klubas. O kas humoro klubas? Blogai? Nu, jeigu ten humoras, tada man juokinga. Ne, bet man įdomu, kodėl ta lietuviška aplinka vis tiek nepagimdo, kiek rusiška aplinka. Galbūt mes bijom priešingai negu rusai, bijom pasijuokti iš savęs daugiau. Iš savo silpnybių ir taip toliau. O kas humoro klube blogiausia? Humoro klube blogiausia yra tai, kad juokiamasi iš kito žmogaus įdų. Ne įdų, bet pavyzdžiui, kad ir fizinių trūkumų ir taip toliau. Arba ant to pačio... Jūs niekada nesijuokėt iš šitų dalykų? Aš juokiausi, bet tai buvo labai labai senai. Tai gal jaunimas tiesiog? Gal pasikeis? Kokie jie jauni palyginus. Su amžium tai jau turėtų būti protingi žmonės, kad negalima iš tokių dalykų. Arba paima vieną žmogų, susėda ir paskui tas ant to pačio arkliuko, kaip sako, joja. Jūs naujus metus